Pienas žvaigždės mums pagaliau davė daugiau kontento, netgi 2 naujus miau skonius, bet iš tikrųjų aš meluoju. Čia ne pieno gėrimas, čia jogurto gėrimas. Pagaliau padarė 500 gramų. Pirmai pradedam nuo braškinio ir bananinio. Braškinio ir bananinio. Dizainą paėmė iš bananinio, tai biškai patingėjo. Dabar mes bus gaminami nebe Panevėžy, o Kaune. Čia rašo Kauno pieną. Kvepia kaip jogurtas. Ir pažiūrim, ar ne tiesiog sumaišė du skonius. Aš jums greit pasakysiu, šitie du visiškai nepanašus. Man tai kaip koks kefyras. Čia realiai neme. Nu, bet jis nėra blogas. Jis geras. Braškinį ir bananinį dedu į ką. Dabar prie pačio įdomiausio bubble tea ir miško uogų. Bijau žiūrėti. Kodėl jis rožinė? Kodėl jis rūgštų? Nu ir dabar momentas, ko visi laukia. Taste test. Eik tu sauk. Matot burbuliuką? Pats skonis? Neblogas. Toks keistas jums bubble tea dedu į B. Man biškai per keistas. Ar man visai liūdna, kad abi pusės turi tą patį dizainą. Su paprastais miau tie kitokie. Tai dabar mums reiks laukti dar 2 metus. Ir kas čia limited edition? Kodėl jūs dar vieną daro? Su vaniliniu miau jūs padarėt. Tai man įdomu, ar yra dar daugiau skonių. Nes aš juos radau visai mažoji maksimai. Tai parašykit komentaruose nuomonę apie šitus gėrimus. Ir tada laukit kito video.